betgi 50 metų gyvom, dar aš dabar dalyvauju 50 metų tam sprikte, bet čia Kirlys, Jasinskas, Abeciūnas, tai mes 12 kartų buvom absoliutus tiesos laikraščio laureatai. Tie Marijampolės, sakyt, brigada Kaškausko 10 kartų. Nu ir atsirado tas nelaimingas Valinskas su dviračio šovu. Jau tada brandvojau. Jau prieš valdžią. Jo, jisai tarybų valdžia, dar atsimenu, buvo prie Gyčius, prie Valinsko, sako, papasakosiu naują anekdotą. Nu tai koks Spitakas tai drėbėjo Armenijoje. Sako, tai atsivežė anglai geriausias šunis. Ten prancūzai geriausią aparatūrą, o rusai, kai atvažiavo, tai Ryškovas ministras pirmininkas atsivežė pavaduotoją Svinkovą. Tai Valinskas iš karto per televiziją, tiesioginės laidos būdavo, ir šitą papasako iš karto Lietuvos televizijai, Filharmonija buvo. Tada nerašydavo, kai dabar iš anksto. O Valinskas greitai, nu ir paskui jau sunku buvo Valinską apeiti, nes žinot, dviračio šou ir jau. Kaip nekeista, iš čia Jurgis mini trembitą pastatyto operetė, nu nuostabi operetė buvo, žinai šitą. Tik taip Kirlys gražiai vaidindavo, Kirlys diriguodavo, tai būdavo Šaulių salė toj mažytei. Čia toj knygoj pabrėžė, jisai atsimena, dar viena operetė buvo, tik neatsimenu pavadinimo, Gustavsko sesuo dainuodavo kultūros namų direktorius, grodavo orkestras, net buvo kokie 15-20 žmonių, įsivaizduokit tokie miestelį. Čia Jurgio aprašyta šitas viskas yra, jis taip kultūrinį gyvenimą taip gerai, jis tiesiog, aš kartais ir pamirštė, jisai taip gerai atsimena, iki mažiukas vaikasgi buvo, visiškai. Tai vat šitas labai šitas užsiakcentavo man, kaip jisai, nu susitikdavo tankiai, paskutinį kartą mačiau Druskinykuose, tai kaviniai prie viešbučio valgėjom. Kažkaip paskui sako, Kunčinas pasimirė, Jurgutis, nu tai sakau, gaila. Ką padarysi, geras žmogus, taip mūsų literatūrai nusipelnęs daug ir šičia, nu ką jis daugiau pažymi, mūsų čia tą muziejus, labai dėl muziejaus pergyvenau, kada Šaulių namuose ten įkėlė tą muziejų ir viską išbazarino. Įsinešiojo viską, Palevičius vadovavo, Sarmata, sakyt, Vytas, tai įsinešė viską. Taip stasė, kad Audroniui reikėjo viską per naują komplektą. Viską nešė. Viską iš namų sudėšė. Viskas ištasyta buvo, Lizdenis buvo ir paliko Palevičių. Čia jis ateina pas jūs kartais skaityti knygų. Žilinskas buvo direktorius. Žilinskas buvo toks talentingas, labai sprikti rašydavo. Žilinską pažįstu. Jaunutis Žilinskas. Piešdavo visus tos tarptautiniam temom ir šiurkdavo tos imperialistus. Tai buvo labai jau žymus buvo, labai didelio talanto ir tekstus labai gerus rašydavo, šičia jisai mini Žilinską, Bernatavičių, Anatolijų. Tu gali paskaityti.